Labas vakaras, prie mikrofono Aurimas Perednis. Mūsų aktualaus interviu studija šį vakarą atvyko Vitalijus Gailius, jis yra buvęs FNTT, finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos vadovas. Labas vakaras. Labas vakaras. Bei su mumis Vytautas Giržadas, buvęs taip pat FNTT vadovo pavaduotojas. Sveiki. Sveiki. Retai vaikštoti laidas, bet dabar nusprendėt ateiti. Kodėl? Visą gyvenimą laikiausi duotos priesaikos, laikiausi teisės normų. Atėjau į laidą todėl, kad matau, kad visi veiksmai, kurie buvo atlikti mano atžvilgių, pavaduotojo Vytauto Giržado atžvilgių, nuo pirmos dienos yra neteisėti. O ką konkrečiai turite omeny, kokie veiksmai? Jeigu kalbėtumėm apie tai, kad mūsų atžvilgių buvo atliekami kažkokie operatyviniai veiksmai, jie yra neteisėti, kadangi visa situacija prasidėjo nuo tariamai pareigūno atskleistos informacijos akcininkam ar žurnalistam. Ir prokurorai tuo klausimu yra pasisakę, kad nėra jokių nusikalstamų veiksmų, nėra duomenų, nėra nusikaltimo. O operatyviniai veiksmai galimi tik tai tuo atveju, jeigu yra duomenų apie padarytą sunkų, labai sunkų apysankį nusikaltimą ir tyriant veikas, siekiant sugrąžinti nusikalstamai gautą turtą. O kaip su to poligrafu tuomet? Jeigu jūs kalbate apie tyrimo poligrafų įstatymą, tyrimo poligrafo galimybės yra taip pat labai ribotos. Tyrimą poligrafo galima atlikti iki teisminiam tyrime ir gaus duomenų apie padarytą nusikaltimą, apie valstybės paslapčių atskleidimą. Tame pat nutarime prokurorai, kurį priėmė pagal Seimo nario Stomos pareiškimą, pasisakė, kad valstybės paslapčių atskleista nebuvo, kadangi raštas iš banko tai nėra valstybės paslaptis ir jis nebuvo įslaptintas. Tai visų pirma, tyrimo poligrafų įstatymo nuostatos yra pažeistos, grubiai pažeistos ne tik įstatymo nuostatos, kuriuose duomenys gauti atliekant tyrimą poligrafu sudaro tarnybos paslaptį, o tarnybos paslapties atskleidimas numato baudžiamąją atsakomybę. Niekas šiandien netlieka jokių tyrimų dėl tų asmenų, kurie viešai komentavo tyrimo poligrafų duomenis. Mano tyrimo poligrafų duomenis buvo komentuojami vienaip ar antraip ir buvo padarytas nusikaltimas. Kas tą nusikaltimą padarė? Tie, kas atskleidė tarnybos paslaptį. Bet tai vis tiek, tai yra žmonės susijęs su vidaus reikalų ministerija. Aš neturiu šio nusikaltimo. Jeigu aš tirčiau, aš atsakyčiau tą klausimą. Gerai, aš Vytauto Giržado klausiu, bet vidaus reikalų ministras aiškiai pasakė, kad, tarkim, jum buvo nepalankus poligrafo duomenys. Tai jeigu yra pasakyti žodžiai arba yra duomenys, tai visada vertina, kas turi tokią teisę. Dabar aš tai galiu pasakyti, kad man atrodo, jog iš tikro taip negalima buvo sakyti, nes galima žodžiais pasakyti bet kokį žodį, bet supratimas yra turinys ir forma yra du skirtingi dalykai, tai yra netgi naudojama mokestiniai praktikai. Turinys ir forma. Tai vienas yra pasakoma, o supranta visi kaip reikia. Tai esminis dalykas. Aš suprantu, kad šitie duomenys buvo paviešinti. Ar tai suprastų tyrėjas, teismas, prokuroras, kuris tirs, jeigu tirs kažkada. Bet jūs kreipsitės į teisėsaugos institucijas dėl to? Mes galvojame apie tokius veiksmus. Jūs viešumoje patys matot, jūs kaltiname atskleidę ir toks šešėlis metamas. Vis dėlto, tai jūs turėjot tą procedūrą poligrafo, ar ne? Taip, mes turėjom tą procedūrą, bet iš poligrafo procedūros mes niekada nepasakysim, negalime atsakyti į tuos klausimus, kurie turėtų būti mums užduodami. Tai yra, kada, kaip, kokiom aplinkybėm mes ką padarėme ir kada, kur ką nutekinam. Nieks mūsų šito iki šiol nepaklausė. Tai yra esminis dalykas, kada žmogus kažko kaltinamas, jisai turi teisę atsakyti į kažkokius konkrečius mestus kaltinimus su tam tikrai savo paaiškinimais, kadangi duomenys jie yra iki šiol tose pažymose, kurios yra teikiamos aukščiausiai Lietuvos Respublikos valdžiai, jie yra interpretuojami ir iš jų daromas išvados pačiam asmeniui, kuris kaltinamas nesuteikiama jokia teisė pasakyti savo poziciją, nuomonę, savo paaiškinimus pateikti ir faktus. Ar jūs norit pasakyti, kad jūs nepasitikit tais tyrimais, kurie buvo atlikti ar ką? Aš noriu pasakyti, kad pats tyrimas buvo paskirtas neteisėtai. Tyrimą gali paskirti tik tai kodėl tiesioginis vadovas. Jeigu jūs neteisėtas? Todėl, kad jaučiausi teisus, kadangi aš tokių duomenų niekam neatskleidžiau. Todėl ir ėjau, nes tai mane netgi įžeidė. Toks bandymas. Jūsų vietoje aš būčiau neėjęs. Tai išvada būtų tokia pati. Šiaip jau mano tyrimas teigiamas. Va, o
skelbta, kad informacija perduota žiniasklaidai iškart po pasitarimo ten dalyvavusių pareigūnų. Bet ten net citatos įklijuotos yra. Jo, tai tuometinis FNTT direktorius nedalyvavo tuose pasitarimuose ir neturėjo jokių galimybių, praktinių, techninių, mistinių. O pavaduotojas ar dalyvavo tam pasitarime? Taip, be abejo. Papasakoti žmonėms savo versiją. Kaip ta informacija galėjo nutekėti? Matot, versijas pasakot mes turėtumėm iki teisminėme tyrime. Patys surašėme raštą, pasirašytą buvusio direktoriaus FNTT Vitalijaus Gailiaus į generalinę prokuratūrą. Patys prašome, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl piknaudžiavimo tarnybą ir dėl duomenų neturint leidimo paviešinimo, pagarsinimo. Aš nežinau, ar iki šiol yra tas ikiteisminis pradėtas. To paties prašė ir Seimo narys Toma. To paties prašiau pats asmeniškai. Kitą dieną po šitos, tą pačią dieną pasirodžius tam straipsniui pas generalinį prokurorą pasitarėme asmeniškai generalinio prokuroro, kad būtų pradėtas tyrimas dėl to, kas įvyko tą dieną. Ką atsakė jums? Matot, atsakymų mes neturim iki šiol. Jo nėra to tyrimo. Bet kažką atsakė, kai jūs žodžiu paprašėt. Atsakyta nebuvo nieko tuo metu. Po to į mūsų mes taip pat atsakymo, kol dirbome tarnyboje, negavome, ar yra pradėtas ar ne ikiteisminis tyrimas. Kai jisai bus pradėtas, visus atsakymus, savo versijas mes užsakysime tenai, jeigu bus mūsų paklausta kada nors. Šiek tiek sukant mūsų pokalbį link kitų dalykų, mūsų studijoje FNTT buvę vadovai Vitalijus Gailius ir Vytautas Giržadas. Vitalijus, noriu klausti, kada jūs pajutot, kad vidaus reikalų ministras, švelniai sakant, jūsų nelabai mėgsta? Praėjus valandai po konkurso rezultatų. Ir kaipgi kai aš laimėjau konkursą, kaip pajutot tą? Jis man tą pasakė tiesiai. Jis man pasakė, kad jisai norėjo, kad laimėtų kitas žmogus. Aš pajutau, kai prašiau skirti pavaduotoją, nustatytą tvarką. Tam, kad nebūtų paskirtas geriausias pareigūnas, buvo bandoma pakeisti skirimo tvarką. Pavaduotojo skirimo tvarką buvo bandoma pakeisti ir sureguliuoti kažkokią naują tvarką, kuriai aš pasipriešinau, sakydamas, kad ši tvarka, kurią parengė Vidaus reikalų ministerija, prieštarauja įstatymam. O įstatymė aiškiai parašyta, kad tarnybos direktoriaus pavaduotoją ministras skiria valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. O ne kažkokių atrankų ar kitų tvarkų. Tai vadinasi, buvo organizuotas konkursas, kurį laimėjo Vytautas Giržadas. Beje, teorinę dalį atsakydamas beveik 100%. Tai rodo jo kompetenciją. Jeigu neklystų, 97% teisingų atsakymų iš 100 buvo. Bet ministrui ir tas, kaip supratau, nepatiko. Tai paskirtas po metų. Man pradėjo dirbti. Ilgai buvo tempiamas laikas. Žiūrėkit, bet jūs patys paskelbėt, kad dar ta įtampa išaugo, kai jūs pradėjot knaisiotis po partiniais pinigėliais, kaip yra gryninami pinigai partijų ir kas ten kokios schemos yra. Nes nesijėmės jokių įtampų su jokiais tyrimais ir čia yra, tą reikia įrodyti. Visų pirma, ištirti nusikaltimus ir įrodyti. Ar vieni nusikalstamų būdų pinigai buvo naudojami, ten, sakykime, politinių partijų rėmimo, ar nebuvo naudojami. Bet jūs darėte tyrimus tokius? Taip, mes darėm ir daug tokių tyrimų. Ne vien su šita partija susijusiu? Aš nekalbu apie partijas jokias. Spaudoje jau ta informacija mirga, jinai komentuojama, ta prasme, kad tai gali būti kerštas. Kerštas jums už tai, kad jūs per giliai gramdėt kaulą. Tai jeigu sąmokslų teorijas išvedinėsim, tai galbūt ne kerštas, galbūt užsitikrinimas neliečiamumo artėjant naujiems Seimo rinkimai, galbūt ir taip. Tai čia išvadų įvairių galim padaryti. Mes pasidarėm išvadą tokią, po visos šitos istorijos, iš tikrųjų, ir jau per tą istoriją apie kelis mėnesius čia vykusią, kad iš tikrųjų viena iš priežasčių yra ta, kad institucija buvo, nepasakysiu, nekontroliuojama. Mus kontroliuoja įstatymai, o ne atskiri žmonės, ministrai, kad ir kokiuose jie pareigose bet buvo bandymų kažkokių skambučių pasukti vieną pusę ir kitą jūs? Matot, apie tuos bandymus, tai mes iš tikrųjų galim tik tai pasakyti, kad bandymų yra bet kokiose situacijose. Bet koks viršininkas arba aukštesnis pareigūnas, jisai nori kontroliuoti pilnai žemiau stovinčius. Tai yra visur Lietuvoje ir visada buvo. Tai jeigu šioje situacijoje
Gavosi taip, kad mes kai kuriais atvejais pasakydavom, kad įstatymas sako kitaip, arba mes žino iš esmės asmenys aukščiau stovintis, kad elgsimės tik tai pagal įstatymą, tai iškart kyla klausimas, tai ką tada daro tas aukščiau stovintis, jeigu jis negali kontroliuoti, kas žemiau yra. O ta žemiau, kur yra iš tikrųjų nieko kito nebedaro, tik tai vykdo įstatymą, vykdo savo pareigą, atlieka savo pareigą teisingai dorai. Tai va tai yra pagrindinis iš tų klausimų ir kyla. Tas, kad iš tikro tas aukščiau stovintis nebesusitvarko, kur žemiau stovi pareigūnai, o visa tai susideda į du asmenys arba į kelis institucijos pareigūnus, kad gaunasi tarnyba dirba, rezultatas yra, o tas rezultatas kaip ir teigiamas, bet kažkam tai jisai neigiamas. Negali būti, visada yra. Patenkinti jo, bet aš dar noriu klausti vis tiek, ne apie partijas kalbant konkrečias, bet kokios schemos yra pinigų išgryninimo ir kokios populiariausios tokios schemos, kurios pridengiamos galbūt ir iš viršaus. Yra šešėlis didžiulis. Partijų ir visų kitų, visas verslas, visa veikla, jinai turi finansavimą. Netgi mūsų gynyba dabartinė, kur mes ginsimės teisme, jinai taip pat turi turėti finansinį pagrindą. Mes turimgi turėti pinigų advokatam, mes turim, dabar darbo neturime. Tai mes vis tiek turim iš kažkur gauti pinigų, užsidirbti jos tam, kad susimokėtų advokatui. Lygiai tas pats partija, kad jinai laimėtų rinkimus, jinai turi atlikti eibę veiksmų, suburti žmonių grupę, duoti skelbimus, organizuoti darbą taip, kad to žmonės įtikinti, kad juos išrinktų. Tam reikalingi pinigai. Pinigai yra arba oficialiai deklaruojami, arba šešėlį. Šiuo atveju mes kalbam apie šešėlį, kuris mes jo net nematom. Jis yra tie oficiali buhalterija visa partijų ir apskritai finansinės struktūros, kas susiję su visais veiksmais. Jinai yra tik aisbergo viršūnė, visa kita yra plaukioja pačioj. Tai tą pačioj, kad sugaudyti reikalingi tyrimai, kuriuos ir vienas iš atlieka FNTT, būtent to ir atlieka. O šiuo atveju yra priešrinkiminis laikotarpis. Anksčiau tų tyrimų nebuvo. Jūs kažkada sakėt, kad prie Boreikos primilžiais rūpinosi. Nesakiau, aš taip dabar... Sakėt šiandien. Primilžiais sakėt. Tai aš nesakiau prie Boreikos. Aš pacitavau kolegą, kitos ikiteisminio tyrimo įstaigos vadovą. Jūsų esminis klausimas dėl finansavimo. Panalizuokite viešuosius pirkimus, ūkio subjektus laiminčius viešuosius pirkimus ir panalizuokite partinį finansavimą, kiek šitie juridiniai asmenys skyrė tam tikrom partijom. O šiandien įstatymas draudžia juridiniam asmenim finansuoti partijas, o sudarė 95% partijų finansų pinigai gauti iš juridinių asmenų. Įsivaizduokite, partijos neteko 95%. Ta reikės kažkaip kompensuoti. Minimalūs kompensavimo mechanizmai yra, tačiau jų bus mažai. Todėl yra pagrindinė viltis, kad kažkaip partijų biudžetai pasipildys iš šešėlio. O tam, kad pasipildytų iš šešėlio, reikia tuos pinigus išgryninti, nusikalstamų būdų gauti. O čia atsiranda kliuvinys, kadangi finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje sukurti įrankiai kartu su valstybinė mokesčių inspekcija įsteigtas rizikos analizės centras, veikia pinigų plovimo prevencijos mechanizmai, įvedėm dar papildomų rizikos detektorių. Atsirado didelė grėsmė ir, manau, viena iš priežasčių šiandieninės situacijos ateinančių rinkimų finansavimo saugumas. Per giliai pradėt kapstyt? Nežinau. O gal žinau, bet nenoriu atsakyti. Šiuo atveju susidėjo daug įvairiausių priežasčių. Norai, istorija, nepasitenkinimas, po to tas rinkiminis periodas. Čia mes galim sakyti, kad priežastis nutekinimas ar priežastis ministro nepasitenkinimas. Nėra taip. Yra eibės priežasčių, tai yra susidėjo aplinkybių visuma, kur tarnyba arba bent jau vadovai, nes mūsų atžvilgiu aišku padaryti tie veiksmai, kurie šiaip tai per 21 metus VRM sistemoje net tokio beteisiškumo dar nemačiau. Pirmiausia tai įsakymas, va šiandien spaudoj parašyta, kad teismas priėmė mūsų skundus nagrinėti, bet netaikė priemonių. Bet į ką taikyti priemonės, jeigu tas įsakymas panaikintas? Jisaigi panaikintas tas įsakymas dieną prieš tai. Tai reiškia, kad ministras įsigando teismo. Aš taip suprantu. Tai mes suprantam, kad ministras įsigendęs teismo panaikina savo įsakymą ir kitą dieną jau kitą tvarką atima apskritai teisę dirbti, antrą dieną atleidžia.
Tai čia aišku, kad teismas buvo šiuo atveju nepriklausomas. Tai yra, ministras galvoja, kad teismas taikys apsaugos priemonės, mūsų įsakymas sustabdys ir mes tada galėsim normaliai gintis. Ne, gynybos neliko, nieks mūsų nebepaklausė, niekam atsakymų nereikia, niekam jūs nesiaiškinsit vyrai, eisit lauk. Leidimai lauk, o kitą dieną dar pasakė ūkvedžius mūsų įdarbinti. Ūkvedžius, taip, nu tai pasiūlykit mums ūkvedžius. Ne, nieks nesiūlo jokio darbo, atidirbom virš 20 metų, nuo 91 metų, nuo 90 Lietuvai tarnaujam, viso gero. Visą laiką buvo gerai, dabar atsirado vyriokai padirbėjot ir užteks. Dasidirbot iki šiandien taško ir viso gero. Mūsų lygino su tais asmenim, kurie piknaudžiavo alkoholiu, vartojo narkotinės, psichotropinės ar kitas medžiagas ir aišku yra asmeninės dalykinės savybės, dėl kurių jie netinka darbui su slaptinta informacija. Gal čia VSD kokią pažymą kitą parašė dar? Pažymas yra pažymų, bet įstatymas yra pas mus. Įstatymai yra Lietuvoje ir jų reikia laikytis. Pažymos kartais stipresnės negu įstatymai. Pažymos, matai, dar nukeliaus aišku į teismą ir pažiūrėsim, ar ten yra kažkas nors ar ne, tai jeigu jie viešins tas pažymas teisme. Tai čia jie taip, bet kokiu atveju, tai teisminis procesas, o ginsimės teisiniam priemonėm. Lietuvoje galioja įstatymai. Gerai, ką toliau veiksit, Vitalijau, jūs ūkvedžiaisit? 20 metų valstybei mane investavo. Esu stažavęsis Jungtiniai karalystėje, Vengrijoje, Italijoje, žinau užsienio kalbas, esu teisės magistras. Jūs mano, tokių reikia Lietuvai šiandien? Ne, tai ačiū Lietuvai, kuri į mane investavo tikrai daug. O šiandien dienai aš kol kas noriu nustatyti tiesą ir vadovaudamasis įstatymais sprendimą atleisti mane skūsiu, kadangi jį laikau neteisėt. Gerai, ačiū, kad atvažiavote į aktualaus interviu studiją. Vitalijus Gailius ir Vytautas Giržadas, buvę FNTT vadovai, buvo šį vakar su mumis. Likit su žinių radiju.